Sveiki žaliai balti, pagaliau mes čia, Kaune, Dariaus ir Girėno stadione ir Kauno Žalgiris grįžta su dar vienu vlogu. Ir šiandien tam turim ypatingą progą, nes į Kauną atvažiuoja Mariukiai. Pirmosios rungtynės priimam varžovą Marijampolės Sūduvą. Tikrai bus įdomi kova, įdomi atmosfera, kadangi turėsime ir nemažą žmonių skaičių, turėsime ir pramogų fanų zonas, turėsime ir pasirodymus prieš rungtynės, turėsime per pertrauką. Tad nieko nelaukdamas keliauju į stadioną. Netrukus prasidės ir Manto Kalniečio konferencija, kurioje jisai pristatys komandos biudžetą, komandos tikslus ir visą kitą. Tad keliaujame į viršų ir pasižiūrim, koks veiksmas dabar ten verda. Gerą rytą, Fede! Nu ką, turim 12 valandų 18 minučių. Kaip matom, kur čia dabar? Kaip matom, Fede jau atvykęs į stadioną. O čia yra ir Arnas Franskevičius, mūsų dar vienas Kauno Žalgirio šiltas, mielas žmogus. Arnas dabar yra labai susikaupęs, nes netrukus vyks kas? Sezono pristatymo konferencija. Sezono pristatymo konferencija. O ją atliks kas? Kas tenais? Mantas Kalnietis ir Lukas Gintautas. Tu nepabėg. Ką mes ten sužinosim? Ką mes ten sužinosim, tai mūsų naujas biudžetą, kaip mes uždirbsim. Čia svarbiausia. Čia kol kas labiausiai liečia žaidėjai, nesvarbu. Jo, ir kokie mūsų tikslai, planai ir šiaip. Pažiūrėsim, ką suplanavę. Kada prasidės? 12 už 8 minučių pagal idėją. Keliaujam tenais, ne? Čia ir dar vienas mūsų Kauno Žalgirio media guy, communication, Lukas Gintautas. Kargi keis eina. Arnai. Važiuosim? Prasidės? Jau, kad išmes kažkokį notificationą, nes ten mano kompas net yra. Čia tipo išmes gali? Čia Jakunsko kompas ir tikiuosi intekantingiau. Nežinau, kad gali dar parašyti. Ką matom, Mantas Lukas pasiruošė. Mantas Kalnietis šiandien yra pasiruošęs jums pristatyti tai, kas laukia šiais metais Kauno Žalgirio. Kažkoks planas, kiek tų europinių rungtynių turi būti, kad tą skaičių įgyvendinti. Žaidėjai išlenda pro šitą tunelį, žygiuoja pro šitos vartelius. Čia pasiema kamuoliuką ir mes jau Dariaus ir Girėno scenoje. Na štai ir mūsų varžovai Marijampolės Sūduva. Iki rungtynių pradžios liko lygiai 1 valanda, atvykom iki Kauno Žalgirio rūbinės, o čia matom jau ir Rimantas ruošis rungtynėm. Vartininkai taip pat žengia jau į aikštę, pirmieji jie atliks savo apšilimą. Mačiau, Algis tau kažką pasakoja, galės žaisti kažką ar ne? Aptariam, kaip sakant, esminius klausimus einam, kas liečia rungtynes. Išvien sausi vartai? Tikslas toks. Tikslas toks, ne? Pavyks tikslai gyveninti? Pavyks, Matysim. geras gynyboje. Padaryk transitioną, man nustum kamerą. Bloga. Galit linkėjimus per... Prosaitis gal atvyks, prašėt. Which celebrity would you like to invite tomorrow to our game? Lauris Reniks, Why? the best singer. Aš bėgu. Aš jau jums sakiau, pakvieskit Jessica Shy, padarys per perko koncertą ir bus pilnas stadionas, viskas. Visą trio, OG Version, Proflame ir Furito, nes mačiau neseniai buvo Žalgirio arenoj, tai dabar pas laikas apsilankyti stadione. Dominyką Dirkslį, nes įkvepiantis žmogus. Daug kontento daro. Kiek turiu laiko?
Dar yra. Nu, norėčiau pakviesti Lilą ir Nominę, nes labai patinka grupė. Dar galėtų padainuoti per pertrauką. Jessica. Kodėl? Mano mėgstamiausia lietuviška atlikėja. Klausausi daug jos dainų ir tikrai norėčiau, kad mūsų rungtynėse apsilankytų. Tas ateis. Lem, kad nemažai bus. Jessica šiai, kadangi jai tinka pilnas Dariaus ir Girėno stadionas. Davai, bet aš sugalvojau prieš jo sakymą, žemėti Prūsaitį savo. Va, tai čia bus miksas geras ir prikvies dar kokią 8000 žmonių kartu. Kaip dirbsim? Pasispausim. Na ką, matom, Green Mad Boysai pasijungia taip pat. Iki rungtynių turim dar geras 30-40 minučių, atmosfera kaista, matom ir Mantas Kalnietis užsuko pasilabinti su mielais kolegom. Na, šiandien tikrai bus karšta. Štai taip yra pasitinkamas Antonas Talardava ir Aldairas Hernandesas. Sveiki. Labas. Tai kaip kilo idėjas šios plakatus sukabinti? Man labai patinka mūsų gynėjai ir aš jais labai be galo tikiu. Žinau, kad mes lygoje turim juos geriausius. Tai gaila, kad šiandien Alda yra susitraumavęs ir žais negalės. Bet Antanas Talardava galės žais, tai visas va čia yra ir irgi inscenizuota gynybos linija. Tai vėliavos pačios įkvėpia, bet reikia dar ir emocijos, kurios sujungtų tas vėliavos. Tai taip ir šūkis tas susidėlioja. Jis aišku ne mano yra, bet jisai pasiskolintas iš vienos sunkio metalo grupės dainos priedainio. Bet man atrodo labai tenka į šiandieną ir visą šitą sezoną. Šurmulys Dariaus ir Girėno stadione jau, kaip matot, vyksta tiek prie kavinukių, prie bariukų. Kas nežino, šiais metais mūsų maisto asortimentas pasipildė, tai kviečiam dažniau užsukti į stadioną ir paragauti visko, ką mes čia turim jums paruošti. Tai lauksim jūsų čia, turim ir burgerių, turim ir visokių mac and cheese, na tikrai maisto daug daugiau. Ir to pasirinkimo šiais metais tikrai pažadam, kad jums netrūksta. O dabar mes keliaujam į pramogų zoną, pasižiūrėsim, kokių ten veiklų mes turim, nes šiais metais tų pramogų zonų mes turėsim irgi ryškiai daugiau. Fanų zona, užeinam. Labą dieną. Pačiam žais neduoda, ne? Opa, užtikrintai. Dar 5. Opa! Na, čia jaunimas dar džiaugiasi po vakarykštės pergalės prieš Madrido Realą, Žalgirio arenai. Šaudomi dar paskutiniai tritaškiai likę po vakar. Tai va, toks veiksmas čia pramogų zonoje, fanų zonoje, o dabar likus 15 minučių iki rungtynių pradžios mes keliaujam į komandos rūbinę išgirsti paskutinį Eivino Černiausko žodį prieš rungtynes. Važiuojam, tikriausiai nespėsim į rūbinę prieš rungtynes, kadangi matau komandos jau nebeapšilinėja, greičiausiai paskutinis pasitarimas prieš rungtynes jau prasidėjo, tai užsuksim į rūbinę per pertrauką, o dabar einam į tą mūsų gilumą Dariaus ir Girėno stadione, nusileidus laiptukais. Pamatysim, kaip komandos jaučia koncentraciją ir kokie yra žaidėjų veidai, kokie yra užsidegę ir pasiruošę prieš rungtynių startą. Tai sveiks! Tai sveiks! Labas! Labas, 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 labas! Doma su pagrindiniu mūsų teisėju. Gerai, kai Domui parodys, kada galima bėgti, Domas pirmas, išeidinės visi paskui jį. Kol Domas neina, mes neina. Aišku? Aišku?
Patinka tavo su Leo Ribeiro eiti? Patinka? Čia yra 6-7, va. 5, 6, 7, 6, 7. Guys, let's go, guys. Let's go, guys, давай. Valia, čia yra Aistė Bugaitė, taip? Taip, legendinė. Kaip tau patiko? Na ką, Arnelis, savo darbus atlikai, ne? Jau gali mėgautis futbolu, ne? Rimtai atrodai, senė. Žinai, man į ką panašus tu? Į šitą, kur prieskonius taip daro. Kaip jisai vadinas? Noriu valgyti. Kauno Žalgirio futbolininkai prieš prasidedant dvikovai padėkojo Green White Boysams už palaikymą. Nu ką, publika, važiuojam? Rokas Legetas! O čia turim ir Alepą Dres. Sveikas, gyvas, Rinkai. Na kaip nuotaikėlės grįžtam į Dariaus ir Girėno stadioną, kaip tau? Pats geriausias jausmas po žiemos grįžti iš tai tokį saulėtą stadioną, pažiūrėti kaip Žalgiriukas žaidžia, pats geriausias jausmas. Pats matau leidį laiką Green White Boys tribūnoje, kaip tenais nuotaikas? Visos geriausias emocijos, kurios mano gyvenime yra kada nors buvusios buvo aktyviam palaikyme, tai Green White Boys, visi, kas nori aktyviai palaikyti Kauno Žalgirį, siūlyčiau prisijungti, ateiti, pasižiūrėti, tikrai visiems patiks. Žiūrėk, Patri, po vienu iš mūsų video, kur Burba žaidė FIFA su Ironu, kuris atstovauja mūsų komandą top lygoje, e-sport tiksliau, matėm tavo komentarą, kad tu tokį vos nekvietimą žaidėjam atlieki. Ką gali apie tai pasakyti? Ne, tai viskas aišku, čia nieko daug šnekėti nereikia. Esu galvoju, kad nuožmiausias FIFA žaidėjas Lietuvoje, gal ne pačio aukščiausio diviziono, bet pats nuožmiausias, tai tikrai pats rimčiausias. Motiejų Burba, kviečiu tave į dvikovą 1-1 FIFAs, išsiaiškint, kas yra tikrasis Kauno FIFA čempionas. Because from my side, I think we are late. Mostly in the old moments, 50-50, we are losing the ball. Okay, and just few very dangerous moments in the middle that we can steal the ball, move forward, but we are losing. Up, shot, up, disappointed. No! Attack! Attack here! No, disappointed! 1, 2, 3, 4, 5, look! 6! Duel! Lost! Stop! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Look! How he is running! He is jogging! Where is our players? Where is our players? How we lost against them last season?
O čia mes turim rungtynių režisierių Dainių, taip? Dirbam. Kiek rungtynių nedai sužaidęs rinktyniai? 101 jau viršiau. Robertas Valikonis stovi prie VAR ekrano ir yra tikimybė, kad bus skirtas 11 metrų baudinys. Ten Noco Dokoloras buvo pagriautas. Laukiame Roberto Valikonio sprendimo. Skiriamas 11 metrų baudinys. Visgi pražanga prieš Nosą Dokoloną buvo ir baudos smūgį atliks Aminas Benčaibas. Garso Kaunas! Aminas Benčaibas! O šiandien stadione turim įsitaisysi ir Kauno Žalgirio žaidėją Eduardą Jurieną, aka Bradley Cooperį. Eduardai, puikiai šiandien atrodo, iš kur semiesi įkvėpimo? Potakos, kadangi Leo Ribeiro. Kampinis. Iš kur ponas semėtės įkvėpimą, tai puikiai atrodo šiandien? Pats stengiasi, ne? Individualiai, ja. Klausėm Turkijai, paklausėm ir dabar, tai kaip tas tavo atsigavimas po traumas, kaip viskas atrodo, kaip viskas vyksta? Po truputį. Įsivažinėjau porą savaičių. Manau, galėsiu pradėti aikšteliai treniruotis, o pilnai sugrįžti mėnesis laiko, manau. Turėčiau neužilgo pasirodyti. Nu ir pasakai, to ir laukiam. Įvartį Marijampolės Sūduvai pelnė ir rezultatą išlygino 8 numeris Steve Lawson. Hey boy! Leo, what is his name? Noah. Noah! Bro, he's faster than you. Rungtynes stebi vyrukai iš krepšinio komandos. Moses, show me what you got. O štai taip su žaidėjais nori susitikti ir mūsų jaunieji Kauno Žalgirio sirgaliai. Aišku, apmaudu, kad nepavyko iškovoti pergalės, bet tiek jaunimas labai patenkintas. O žalgiriečiai tikrai dar šį sezoną parodys, iš kokio kelmo esam spirti tie žaliai balti. Iš jaunolio prašymas burbargalių slepečių. O tai jūs Maikis pasnėmėt? Galima parašyti. Mautaši! Don't forget me. Kaip tik dar nuo šiandienos rungtynių prasidėjo ir talentų pasas. Čia turim ir palaikymą. Malonu. Ir taip, turėjom tas pirmasis rungtynes, per kurias pagaliau mūsų jaunieji žalgiriečiai gali atidaryti savo talentų knygutes ir juose
kiekvienose rungtynėse kaupti tiek žaidėjų parašus, tiek trenerių, tiek žymėtis, kiek rungtynių jie yra sudalyvavę ir panašiai. Tai tikimės, kad jaunuoliai įsitrauks, o sezono gale jų lauks įvairūs prizai. Tai dalyvaukit, būkit, sirkit už Žalgirį ir sezono gale pamatysit. Tikrai. Kauno Žalgiris jūs nustebins. Na, aš norėjau jau išeiti, bet Burba kažkodėl kviečia mane. Kaip Maikė atiduodam 5 žmonių vieną, ką darom? Nes jeigu mesiu, tai susimuš. Burtų keliu, manyčiau, sukis aplinkui, užsimerk ir šauk pirštą. Gerai, kas norėtų Burbos marškinėlių? Tai visgi nebus suktuko, Burba atiduoda savo marškinėlius, o čia vyksta aršikova. Ir štai taip, atradęs iš jo jėvų berniuką. Na ką, tai tokia buvo mūsų rungtynių diena. Kauno Žalgiris prieš Marijampolės Sūduvą. Tikrai nelengva dvikova, po kurios rezultatas 1-1. Po 6 turų turime 5 pergalės ir 1 lygėsias. Toliau žygiuojame pirmoje lentelės vietoje. Dabar iškeliaujame į rinktinių pertrauką. Taip pat noriu pranešti, greičiausiai, kad jau bus pasiekusi jūs šį informaciją, kad rinktinių pertraukos metu Kauno Žalgiris išvyksta į Lenkiją, į Belistoką, kur sužais draugiškas rungtynes su Jagelonija. Tai sekit mūsų socialinius tinklus, stebėkit, komentuokit, dalinkitės, o mes pasimatysim kitose vloguose. Viso.